Gerai, tai dabar dar dėl to kalendoriaus, ką norėjau aš parodyti. Tai pagal viską, jeigu yra būtinybė susirašyti šventinės dienas, tai mes jas rašome va čia. Pamenat, va čia va susirašom ir kada prasideda ir kada baigėsi. Ir čia yra viena taisyklė. Ta taisyklė, jeigu pavyzdžiui, paimkim kokią nors vasario 16. Nušoko. Va čia vat. Vasario, kalėdos 3 dienos daugiau, labiau imkime vasario 16. Žinome, kad yra nedarbo diena. Kokį aš turėčiau finišą įrašyti? Vasario 16. Vat būtent 16. Ne 17, kad nuo 16 iki 17, bet būtent 16. Dėl ko? Dėl to, kad programa čia nerašo, bet ji galvoja, kad startas yra 16 dieną 8:00 ryto, o finišas yra 16 dieną 17:00. Jinai va taip galvoja. Ir jeigu jūs parašysite tik tai 17 dieną, tai jinai galvos, kad 17 diena 17:00. Tai yra faktiškai gausis 2 dienos. Turi būti ta pati diena. Jeigu viena diena, ta pati diena ir startas, ir finišas. Tai va čia svarbiausia. Kalėdas tada vieną įrašą daryti ar 3 įrašus geriau? Ne, jūs galite daryti vieną įrašą nuo 24 iki 27. Iki sausio 1. Iki sausio 1, jau. Vienas įrašas irgi tinka. Nusimatyti negalima. Tarkim, kad nuo 00 iki 24. Galima. Man atrodo, kad yra tik tai formatas. Aš dabar gal neatspėsiu to formato, bet man atrodo, kad dedas tarpas ir va tokiu formatu rašosi. Pažiūrim, ar priims. Jo, tokiu formatu. Tai vat, reiškia, tiesiog jūs galite įrašyti, kad nuo kitos valandos, reiškia, negu nuo 8.